7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Įsitraukimas į azartinius lošimus gali sukelti priklausomybę. Congratulations to Galata. Actually, we had a shot to win the game in main time of the game. We missed that shot. And yes, we had a lead in fourth quarter, but some missed free throws, some missed spot-ups shots. Of course, Eric McCollum and some 50-50 balls decided the game today. Any questions? Or can continue playing and address klausimų? Kai turėjote prieš 12 lygus 7,5 minutės, pataikėte tik 2 metimus iš žaidimo, išlimpote puolime, kas nepavyko valdo. Ką tik sakiau, prametėm baudas, prametėm kelis potapus laisvus, prieš mažesnio jų line-upą kažkur vienas kitas sprendimas buvo ne tas. Ir aišku, McCollumas, kuris ėmėsi iniciatyvos ir nesakyčiau, kad sumetė labai laisvus jau metimus, tikrai buvo gera gynyba. Labai sunku floaterį įmetė, per pakeltas rankas keletą metimų, tai ne veltui Eurolygos čempionas ir lemiamais momentais tie ir 50-50 kamuoliai, jie kažkur neužvaldom to kamulio ir tokio lygio komanda baudžia tritaškiais. Tai tas realiai skaudėjo labiausiai tuose lemiamuose momentuose. Išskyrus antrąjį ketvirtį, gal 6 minutės neprasiženkėt ir akcentavo tam būtis pertraukėlės metu. Ko gero priekaištų dėl charakterio šiandien negalėtų būti, kaip žaidėjai stengiasi ir kokias pastangas rodo. Mes esam, mano nuomonė, šitam lygyje ir charakterio šiandien tikrai jokių nusiskundimų net negali būti. Visi buvo pasiruošę kovai ir visi buvo pasiruošę laimėti. Kalbant apie tą paskutinę ataką, ketvirto kėlinio pabaigoje, aišku, Spydis buvo pataikęs prieš tai tritaškį, bet šiaip tokia ataka, kai varžovai jau yra bonus ir 24 sekundės atakai, ar patenkintas to sprendimu tritaškį mesti? Tai patenkintas. Visi mes esam treneriai iki tol, kol ateina laikas treniruoti. Tai dabar po rungtynių labai daug gali būti protingų minčių ir panašiai. Mes davėm Spydį izoliacinį žaidimą. Ir tai jau žaidėjo sprendimas. Spydis yra geresnis metikas negu veržikas. Viskas. O treniruot tai labai daug kas norėtų. Bet kai ateina laikas treniruot, tai tų trenerių nėra. Po pertraukos Jordanas Walkeris nepasirodė aikštėje, ar tai buvo, nežinau, varžovų padiktuotas sprendimas, ar kažkas netenkino iš šio žaidimo pirmoje pusėje? Tai buvo trenerio tiesiog sprendimas žaisti šitos rungtynėse, naudoti 3 gynėjus vietojo Igną, Jeriką ir Spydį, rotuoti juos per 2 pozicijas. Šitos rungtynėse toks sprendimas buvo. Šiaip gal galėtų prametė 13 iš viso baudų metimų, ar jautėsi iš auklinių kažkoks nervingumas prieš šį mačą, per mačą? Visą laiką atstovaudami Rytui mes norim laimėti, nervingumas nežinau, nieks mums iš šono už aikštelės ribų, nieks mums neduos didesnio kažkokio spaudimo ar atsakomybės jausmo, negu tą turime mes patys savo išsikėlę. Tai nemanau, kitose rungtynėse mes tas baudas sumesim ir kitose rungtynėse aš tikiu, kad mes tą metimą, su kurio galėjom uždaryti rungtynės, mes jį įmesim. Nes metimas tikrai buvo geras atliktas. Arba galėjo Spydis eiti į krūvą jūsų norimos provokuoti pražangos ir užsibaigti ataką be jokio sprendimo, kažkokį stogą gauti ir tada vėl klaustume, kodėl lemiamo metimo metu net netliko metimo, o žaidėjas veržėsi į krūvą. Labai daug galima tų sprendimų dabar šnekėti po rungtynių. Manau, kad atlikom labai gerą metimą rungtynių pabaigoje. Treneriai, kiek svarbios ir galbūt naudingos komandai buvo tokios rungtynės, kuriuose komanda tai kilo, tai leidosi, bet išliko tame charakteriai, išliko kovoje iki galo, kai prieš tai pasitaikė rungtynių, kuomet tas charakteris galbūt iki galo neišsipildė, apie ką kalbėjot, kiek svarbu pačiai komandai šioje sezono stadijoje išlaikyti su tokio lygio varžovu, tokį intensyvumą, tą charakterį pačiai komandai viduje. Labai svarbu, ypač po paskutinių rungtynių, kur mes, pusę rungtynių nežaidėm net paprasčiausiai, tai to tikrai negali pasikartoti ir žaidėjai, manau, tą įrodė šiandien ir dabar laukia tas išlikimas kartu, dabar laukia daug išvykos rungtynių ir juose reikės tik dar labiau būti kartu.
sako, kad žaidėjai parodė tą reakciją. Gal galit papasakot po tų rungtynių su Utena, ar tai ta reakcija natūraliai patys žaidėjai kitoje treniruotėje jau iš karto parodė, ar galbūt reikėjo kažkokio pokalbio, ar kaip atėjo iki tos reakcijos? Jeigu mes pokalbius turim, tai tikrai ne iš tuos mikrofonus. Palikim tai, kas vyksta mūsų treniruotėse ir rūbiniai privačiai. Galbūt treneri dar šiek tiek apie Hardingą, kas įvyksta su juo per ilgąją pertrauką, kai ne pirmą kartą pamatome, galbūt po neįspūdingos pirmos mačo pusės jis labai stipriai susikūrė trečiuose kėliniuose ir taip daugybę kartų buvo šį sezoną. Nežinau, norisi, kad žaidėjas visas rungtynės gerai žaistų, atsiminkit, kad jisai gauna labai gerą dėmesį iš geriausių varžovų gynėjų ir kartais būna sunku įeiti rungtynės iš pradžių rungtynių, kai tie gynėjai yra labai švieži ir su gera energija, paskui tie prasideda keitimai, kažkokie kiti gal matchupai pasidaro, gal prieš kažką patogiau jam žaisti yra. Jisai yra turi taškų pelnytojo mentalitetą ir jisai vis laik bus, kaip pasakyti, kažkada gal prieš didžiąją pertrauką, kažkada po didžiosios pertraukos, bet tai žaidėjas, kuris tikrai tą įtampą gynyboje visą laiką palaiko. Likus 40 sekundžių palikote Hardingą suoliuką prieš gynybinę ataką, kiek jaučiat didelį tą taikinį, kalbant apie gynybą Hardingą? Nepasakyčiau, kad jisai labai čia buvo toks taikinys, ar mes per jį kažką labai daug gavom. Aišku, reikėtų video žiūrėti teisybės dėliai, bet tiesiog norėjom didesnių kūnų, kad atsikovotume kamuolį po netaiklaus metimo ir kad galėtume sustabdyti, tiesiog absorbuoti kontaktą, jei kažkoks prasiveržimas būtų ir panašiai, arba prie izoliacinės situacijos, kad geresnės rankos būtų aktyvesnės, aukštesnės, ilgesnės ir panašiai. Tai čia ne dėl to, kad jisai kažkoks prastas labai gynėjas. Taip, jis nėra ten elitinis gynėjas, bet nežinau, nenoriu nusikalbėti, bet reikia žiūrėti video, ar mes per jį daug labai taškų gavom.